Rugsėjo 1 Lietuvos mokyklose chaosas. Nauji mokslo metai, o klasėse nėra vadovėlių. Kai kurie vadovėliai dar neišleisti, mokytojai skėsčiuoja rankomis, o vaikams ir tėvams tenka laukti ministerijos pažadų. Taip, biudžete tam numatyta 35 milijonai eurų, tačiau vadovėliai vidurinėms mokykloms pasirodys tik kitais metais. Mokytis su kuo? Popieriniais pažadais? Antroji problema – mokytojai. Švietimo ministerijos duomenimis visoje šalyje trūksta apie 500 mokytojų ir tai tik oficialus skaičius. Kodėl jie neina į darbą? Viskas paprasta. Perpildytos klasės ir neskaidri apmokėjimo sistema. Vienoje mokykloje už visą dieną mokamas vienoks atlyginimas, kitoje visai kitoks. Kokia motyvacija? O dabar atkreipkite dėmesį. Tuo metu, kai mūsų vaikai mokslo metus pradeda be knygų ir mokytojų, NATO praneša apie rekordinės karinės išlaidas. Iš viso 2025 metais 1,404 trilijono dolerių. Trilijonas. Pinigų yra, bet ne klasėms, ne mokykloms, ne mokytojams. Kaila klausimas. Kaip taip? Kodėl suaugusiems skirtiems gynybos žaislams skiriami kosminiai biudžetai, o normaliems vadovėliams vaikams visada nelieka laiko?